Nesi normalus kentas, jei nežinai, kas yra Taškentas. Esame pačiame Vilnius centre, kur išbandysim to, ko pasaulis dar nematė. Tikrą uzbekišką virtuvę. Oho, kaip trapu, visai kaip tavo santykis su blaivybė. Šitos samsos kaina 9,90 su jautina. Pirmas kasniukas visada svarbiausia. Neturiu laiko apibūdinti šitam skoniui. Žodžiu, susimaišiau. Čia yra su ėriena. Wow. Na, o dabar perikime prie ekstra, turbo, mega didelio patiekalo. Tuomet pradėsime nuo liulė kebabo. Kaina buvo 12,90. Irena sakyk kaip... Nu, liulė yra liulė. Nesausa, labai gera mėsytė. Duoda 8,5. Antroji mėsytė jautina su kurdiuku. Tai yra su avienos užpakalio riebaliuku. Wow. Įdomus faktas, kad avies užpakaliukai didesni negu tavo buvusios. Šio delikateso kaina 23,90 €. Nu, bet žinokit, verta paragauti. Tikrai unikalus skonis. Kuo toliau, tuo paprasčiau. Tiesiog imu ėriuko karė į rankytę ir valgau šią mėsytę. Labai minkšta mėsytė iš tikrųjų. Švelni kaip mamos balsas. Jeigu man šio paragautų šitų čiopsų, tai tikriausiai išpratėtų. Čia yra visiška baltymų ir geležies bomba, bet aš tokie prie vegetarių labiau, man kviečiai labiau. Nu, o desertas man bus šį kartą plovas. Įdomus faktas, kad šį plovą gamina šefas, kuris tai daro jau nuo 8 metų. Įsivaizduojat, aš tikriausiai dar gimus nebuvau. Aš nežinau, kaip tokį plovą įmanoma padaryti namuose ir iš vis įmanoma. Pasižiūrėkit, ryžiukas, kiekvienas tiesiog atskiras gyvena savo gyvenimą. Nežinau, kieno čia toks mini kiaušiniukas, bet tikrai ne mano antrosios pusės. Jeigu skonis būtų rinkimai, tai plovas juose laimėtų pirmam ture. Lengvas aštrumo testas. Viskas gerai. Juokauju. Žinau, kad tai gali pasirodyti kaip banali reklama, bet vienintelė banali yra tavo boba namuose. Nuoširdžiai, tobula mėsytė, ėriena tiesiog yra. O komentaruose rašykite, kokios šalies virtuvė jums patinka labiausiai. Share, like, subscribe.